Sveiki. Žinot, kur važiuojam? Į naujosios Vilniaus turgų pirkti kopūstų. Aš visada žiemai statausi pirkti kopūstus, nuraugiausi. Kažkada pernai pavasarį, reguliuoju mašiną, nusišneko. Pernai iš rudenio nestatėm, pirkom ir labai jie sūrus, perrūgę, sūrus, labai sunku pataikyti. Na, aišku, ir namie raugiant gali visko nublūdyti, bet man kažkaip pasiseka. Galėsiu pasidalinti savo metodų, kaip aš tai darau. Pas mus šeimoje taip yra nusistovėję, aš visada laukiu vyro. Nu, jis toks krapštukas, toks kuiteklis. Iš pradžių mane tai bėsindavo. Paskui buvo kiek laiko nuėję nurimo. Čia muziką reikia patildyti. Paskui kiek tai laiko nurimo. Buvau nurimus, jau susitaiko, o dabar vėl pradėjau bėsinti. Sėdėk ir lauk. Arba kur nors ruoštis reikia, tada jam užeina šnekėjimo priepoliai. Šneka neįtiemo ir tada pusę daiktų net nesusirenki, užmiršti, iš kur tau reikia. Va tai būna pas mus gyvenime. Ir dabar laukiu. Jau seniai susirašiau, jau net aš, moteris, kai važiuoju kitokius turgus, visokias ten ūkinės, niekada nesidažau, niekada nesipeckoju, ten turgus ūkininkų, kolchozinis toks, tai kad ten. Ir aplamai panaudoju truputį hidrolatą ir mane išbėrė vėl. Negaliu net hidrolato naudoti. Va taip, tik aliejai man belieka, o dabar kokio tai mačiau ramunėlių. Ne, ar medetkų, neatsimenu. Aliejus yra, reiks nusipirkti, aš tik juos galiu naudoti ant veido. Nu, gal pagaliau atsigrūžs mano. Evom į turgų. Visokių dalykėlių. Buvo kopūstai ten. Nusipirkom kopūstus, kuriame 15 kg. Po 80 centų. Čia pardavė, bet tokie balti, tokie naminiai grinai. Ieškom dar burakėlių nusipirkti. Noriu irgi pasiraukti. Užsiraukti burakėlių. Čia toks turgeliukas mažas. Gal va čia burakėliai yra dar pas tą moterį. Parsibaladojom namo. Dar į Norfą buvom užšokę, čia paėmiau, tada aš paėmiau raugintos pasakus, tai kokiam blineliam, tai pyrago kepu tankiai, su kopūstais kepu, vat lygiai tą patį kaip su obuoliais kepiau, aš dar su kopūstais arba su moliūgu kepu. Ir man vat patinka vat šita duona. Jeigu aš randu ją Norfoj, aš nusiperku visada, ir jie visada išperka, tik vieną vienintelę tik radau. Ir sudėtis tokia gera. Tik 1% cukrų. Į tokiais rupiais grūdais. Aš visada nusiperku. Ir šita duona neblogas cukraus atžvilgiu. Tik 1,9. Visada pasižiūrė aš etiketę. Aš tas žmogus, kuris visada žiūrėsiu etiketę. Čia šitos vredniulkos vyras. Vyras sakė, 100 metų nevalgiau virtos šoninės. Pradau tokią kūdesnę, neriebę. Švyksiu 100 šoninės. Ir jis labai mėgsta netikrą žuikį. O čia iš kiaulienos. Galėčiau namie iškepti, bet kažkaip tai užmatė, kaip mažas vaikas nusiveštų parduotuvę. Va tokie mano ir pirkinėliai šiandien, ir kopūstai ten visokiausi, česnakų nusipirkau. Ką dar? Burokėlių va nusipirkau. Užsirauksiu žiemai burokėlių. Naminių tokių gavau. Mano užaugo, bet jie tokie, nežinau, tokie mažiukai labai, yra dar ir mažai jų. Kažkas nebuvo derliau šiais metais, tik keli burokėliai. Tai nusipirkau kilogramą burokėlių ir užsirauksiu žiemai, nes pomidorus, kai raugiau, labai patiko. O dabar po 2-3 savaičių jie įgavo tokį gerą skonį, o jato man kokie jie skanus. Šiandien viena iš tokių mano rudeninės rutinos dienų, tai visada žiemai statausi, raugiausi kopūstus. Dabar ir va šito reikaliukų užsiemu. Sveriuosi, pjaustosi. Čia mano pagalbininkės 2,
kruopą patikrintoje. Va, tokių pasiruošiau, va, turiu dar tokį seną aparatą, gal kas atsimena, mes į čečką vadinam. Su šito mušu. Aišku, šiais laikais daug kas pasakytų, nu taigi galima nusipirkti ir nereikia taip vargti. Ne, kažkodėl pirkti aš kažkaip tai nelinkusi. Aš kiek kartais pakliūna skanus, kartais minkšti, kartais per rūgę. O turgui nueini, duoda paragaut. Bet ten pasakysi be cukraus, pasakys nedėjau cukraus, pasakysi reikia su cukrum, bus su cukrum. Ką paprašysi, tą ir duos. Aš kažkodėl tai linkusi namuose pati. Ką pasistatau, tą ir žinau. Turiu savo receptą, pagal jį man visai neblogai pavyksta. Ten daug nieko neprikraunu, tik morkytės, kopūstai ir druskytė. Ir senas mūsų šeimos receptas, pagal kurį aš ir savo bobutei padėdavau statyti. Ir išlikę pas mane dar visos, kaip pasakyti, metodikos. Ir visas šitas įgūdis yra išlikęs ir aš jį noriu plėtoti ir jo neužmiršti. O nusipirkti visada spėsim. Daug nestatau, kiek čia kokia bus 10 kg pasistatysiu, dar neatsimest, tai paskui užteks, iki pavasario neužteks, bet paskui vėl galima kopūstą dasipirkti ir šviežiai užsiraukti, nes paskui perrūksta, jau rūgštus būna, tai tik troškinimui ir tinka. O valgymui tai kažkur iki vasario kovo mėnesio būna skanus. Tai va taip ir darau, va visus tvarkausi kopūstus, nulupu negražius lupus, tą šitą kotą išpjausto, kurį aš vaikystėje labai mėgau valgyti. Ir va taip sveriuosi ir rašausi svorį. Rašausi tam, kad žinočiau, kiek druskos. Aš tada susisumuosiu, parašysiu bendrą, atimsiu dar kokį kilogramą lapams, nes atsimeta daug šiukšlių. Ir tada į tą visą bendrą gautą bendrą sumą kilogramų skaičiuoju 17 gramų druskos. Čia mano yra tas receptas, pagal kurį man pavyksta. 17, taip, 18, man visada pavyksta su šitokiu druskos receptu, tada jie būna ir krimsiantys, ir ne per sūrus, ir niekada neištešta. Taip, mano mergytės, ar padėsit man kopūstų statyti? Kasė dar bėga, krapytė, ar padėsi kopūstų statyti? Padėsi? Čia va tie patys kopūstai, kur nueinim turgui nusipirkom, reikia juos ir sutvarkyti. Vat ir gavau 14 kg, tos 200 gramų atmetu šiukšliam ir gavau 14 kg, dauginu iš 0,17 gramų ir gaunu 238 gramus druskos man reikės į šitą. Nes dar atsimeš šiukšlės, viskas atsimeš, kažkur skaičiavimas, tai jeigu viskas taip atsimeta, kažkur 18-19 gramų gaunasi. Nes jeigu aš, viskas gerai. Atsiversiu dabar šitiek druskos pasiruošiu ir žinosiu, kad man tik reikės druskytės. Taip mano visada šitas patikrintas būdas ir aš jo visada taip skaičiuoju. Druska jokia nei rūžava, nei geltona, nei raudona, paprasčiausia, netgi dar geriau, kai nevalyta būtų. Ir su jodu, ištariu žodžiu, su jodu. Nedėkit druską, bus minkšti kopūstai. Morkų aš būtent neakcentuoju, kad būtent 14 kg, tik tiek gramų turi būti morkų. Dedu tik tiek, kiek man atrodo reikalinga. Kažkaip neturiu, kad tiek ir tiek reikia dėti. Beveik 450-60 gramų morkų man bus
Labai daug irgi morkų nepriverčiu. A va morkas aš su šita kopūstų čiečka tokiu va rekeliam. Nes kai susitarkuoja, jų nesijaučia, o čia tai įsiemi dar kartu raugintų kopūstų, raugintą morkytę suvalgai. Tokiais va, tokiam plonom rekelytėm, slaidais tokiais. Va tai viską pasiruošiu, kad nereikėtų bėgioti, nelakstau. Druska, morkos, kopūstai ir čiečka. Ir va tai va pradedu čiečkavoti, čia šalia panės puodas, tokį turim visada mes šitą emaliuotą puodą. Ir barbarka. Nežinau, kaip mes ją barbarką vadinam. Tokia grūstuvė. Ir tai prasideda. Vyras labai norėjo pergyvena, aš va nedalyvausiu kopūstų statymais, kiekvienais metais man visada sumuša tos kopūstus, su ta grūstuvė. Bet turi labai daug kieme darbų. Tai kopūstus viskas ant mano pečių. Na taip, pristečkavoju tą žiūką. Pirmą sluoksnį morkyčių ir po truputį va taip druskytę. Įpilinėjau ir va taip į visus sluoksnius reikės visą šitą supilinėti. Ir prasideda pati linksmoji dalis. Va taip va. Tuoj, kai pradeda šlapuoti. Gerai būna, kai kopūstai būna, turi daug sulčių. Kai būna sausoki, tai daužai, tada pilu. Jeigu jau labai sudaužau, smarkiai netrankau, nes košė neduoda, tai tada jau pilu vandenį, sūrimą, vyrintą vandenį į litrą šaukštas druskos. Tokiu vat užpilinėjau. Prisijungė pas mane pastiprinimas. Vis dėlto sakė, aš negaliu neprisidėti, bus tradicija pažeista. Ir va tai va. Suplūkiam. Kliurks ir gerai, nereikia, kad ten į košę sumalti. Ir užteks. Nereikia į košę suvaryti, kad bus. Viskas paspausim, išplauks vandenukas, nes yra. Ir dabar 3 dienas man bus namie. Kiekvieną dieną nuleidinėsiu iš apačios, tai prabadydama dujas, kad nebūtų kartus. 3-4 dienas ir mes po 4 kažkur dienų, po savaitės maksimum, išnešim šaltai ir ten, kad sulėtėtų rūgimas ir labai greitai nesurūktų į šaltą patalpą. Netgi kopūstai ir šalčio nebijo. Tu sakei, kad sūrų, ne? Ne, nors įdėjami sūrų. Druska visa išėjo, o vat morkyčių truputį liko. Tai jau baisiai ir nedėjau aš tų morkų, nes rauksiu burokėlius, tai ten sueis viskas. Virtuvė kaip didžiausia. Sulčių. Aš nežinau, kas čia gyvena taip. Ir va mano tokios paspaudimo technologijos. Iš pradžių reikia labai, aš spaudžiu didelę masę, tai atsivilkau akmenį, aišku, nuplikiau verdančių vandenį, bet vis dėlto dar įdėjau į maišelį. Nuplojau gerai, nuplikiau, bet dėl dūšios spakainumą, kaip sakoma. Ir viskas, ir va dabar, kai vyras ateis, nukels mano to kilimo, nes aš nepakeliu to puodo. Ir viskas, 3-4 dienom jis čia stovės virtuviai, o aš kiekvieną dieną nuleidinėsiu dujas, o paskui po kokių 4 dienų, po 5 išnešiu šaltai, kad biškį pristabdyti rūgimą. Va ir tokios mano kopūstų rauginimo technologijos. Kažkodėl dar kol dar įdomu, kol dar noriu, aš visada statausi, kaip ir mūsų proseneliai, kaip mama, kaip tėvai mūsų statė. Vis dėlto aš kai savo padaryta, kai noriai padaryta, visada maistas yra skanesnis negu parduotuvinis. Čia bent mano jau tokios išmislai mano. Nu ką, iki sekančių video. Gal sekančiam video ragausim kopūstus. Ate, iki.